Labas rytas. Kodėl tu nemiegi? Labas rytelis. Tai dabar yra 5 ryto. O mano mažyliukas prabudo po 4. Visi dar miega, o mes jau prabudę. O tu nuotaiko laimingas? Vakar mano mažyliukas užmigo po 6 vakare. Tai nenuostabu, kad šiandien ryte anksti atsikėlėme, taip? Tai pamiegojau tik tai 5 valandas. Tai tikrai miego trūksta. Dar norėčiau pamiegoti. Tai bus tokia ilga dienelė, bet šiaip tai gal ir gerai, kad anksti atsikėlėme, bet šiek tiek per anksti, nes šiandieną visokių reikaliukų yra. Šiandieną turiu vizitą pas dantistę, pasidaryti burnos higieną, tada reikės važiuoti maisto apsipirkti, nes jau tuščias šaldytuvas. Tai dabar naudoju kol kas šitą Venės kremą veidui, nes labai išsausėjusi oda. Tai šiandieną bus veiklos, tikrai bus ką veikti, bus tokia užimta diena. Šiandieną laisvadienis ir vaikai namuose, nes atostogos. Tai ir mažylis neina į darželį dabar kol kas. Pakiams dabar naudoju šitą Elf drėkinantį pakių kremą. Tai šiandien tikrai bus veiklos. Tai šiandien neblogas orelis. Tai manau, kad ir gal važiuosim kažkur tai pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Tai tokie šiandienos planeliai. Geriu vandenuką dabar, pasidarysiu makiažą ir eisime pusryčiauti. Mano pusrytukai. Prisvilę beigeliai, šiek tiek prisvilo ir kepti kiaušiniai, tai kiaušinius dar papildomai įdėjau kiaušinių baltymų, kad surinkčiau daugiau baltymų ir šiek tiek avokado ir prieskoniukai. Aš jau grįžau po dantistės, tai jau man patikrino viską, padarė higieną, tai viskas gerai, ačiū Dievui, nereikia nieko tvarkyti. Nes jeigu reiktų tvarkyti, tai reikėtų ir patuštinti piniginę, nes dabar, kai nueini pas dantistę, tai reikia bijoti ne skausmo, o kiek kainuos. Tikrai nepigus malonumas tas dantų tvarkymas. Ir šiaip šiandien už higieną aš sumokėjau 130 svarų, tai tikrai, sakyčiau, nepigiai, nemažai. Bet aišku, kai metus tik kartą reikia darytis, tai nieko tokio. Tai einu aš pas lenkus čia darytis higieną, pas anglus tikrai neinu, nes 14 metų gyvenu čia Anglijoje, tikrai neradau dar nei vieno gero anglų dantisto. Tai kažkaip tai nenorėčiau eiti pas juos tvarkytis. Jeigu reikia tvarkytis, tai skrendu į Lietuvą. Lietuvoje turiu gerą dantistę Kaune. Tai va, o čia tai tik tai pasidarau higieną. Šiaip ir iš daug ko esu girdėjus ir iš artimųjų, ir iš pažįstamų, kas čia Anglijoje gyvena, tiek lietuviai, ar iš kitų šalių, lenkai, latviai, jie kažkaip neina pas tuos anglus, o jeigu nueina, tai nusivilia. Aš irgi pati esu buvusi pas anglus keletoje klinikų, tai tikrai nieko gero. Nežinau, kodėl jie tokie nieko nemoka, nieko nesugeba. Ir jeigu reikia taisytis, tvarkytis, tai visi skrenda į savo šalis, į Lietuvą tvarkytis. Aišku, Lietuvoje ir pigiau gaunasi ir kokybiškiau. Mano mažylis jau nerimsta, moviau batus, o kai jau apsimaunam batus, tai jau nori eiti. Vyresnėlis irgi jau ten trypia prie durų. Važiuosime apsipirkti.
parduotuvės. Tai vieną maišą nusipirkau. Labai daug nieko nepirkau, tik tai ko reikėjo. Tai šiandien apsipirkom Vaitraus parduotuvėje. Tai iš tikrųjų labai daug žmonių. Nežinau kodėl, gal kad vaikų atostogos ir prieš Velykas gal žmonės jau perkasi, nežinau, labai daug žmonių. Taigi, ką nusipirkau? Tai nusipirkau sourdough beigelių, jūros dumblių, bananų, veganiško tepamo sūrelio. Šitas visai skanus, patinka man, tai bus pusryčiams, muštinukam. Duonelė savo mėgstamos skanios, čia tokios su sėklom, be gliuteno, labai man patinka, jinai labai skani. Tada nusipirkau ploviklo, tortilijų wrapų, lašišos jau pasūdytos. Tai bus su muštinukam ar į salotas kažkokias tai sudėti. Bulvyčių, steikų jautienos, avokadai, pomidoriukai, salotos vienokios, tada rukola, vištienos krūtinėlė. Man labai patinka šitą krūtinėlę pirkti Vaitraus, nes jinai tokia, kiekvienas gabaliukas yra sufasuotas. Tai galima netgi iš karto į šaldymo kamerą dėti. Tada sojų grietinėlės pasiėmiau. Jogurto, sojų, augalinio, agurką, morkų, pieno čia vaikams, sau šitokio pieno pasiėmiau, coconut barista. Ir tada pasiėmiau kepimui tokių daržovių miksą. Tai darysiu su kinietiškais makaronais tokiais ir nusipirkau sweet chili padažo su česnakais tiem makaronam. Tai su vištiena ir nusipirkau elektrolitų. Ir viskas, tik tai toks mano šopingas šiandieną, nieko daugiau nenusipirkau. Tai va, tai man čia užteks kelioms dienoms, tai eisiu dabar gaminti pietus, tai greitos tokios pietus pasidarysiu. Kaip žinote, aš ilgai nemėgstu praleisti laiko virtuvėje, kažką tai greito, nesudėtingo pasidarau, tai mano ta mityba labai paprasta, neapsunkinu savo gyvenimo su mityba, kad nereiktų ilgai man stovėti virtuvėje. Turiu prieskoniavusi vištienos krūtinėlę, tai kaip visada prieskoniavau su jogurtu šiek tiek, prieskonių įvairiausių ir dedu svogūnų. Tai išsikepsiu karšto oro gruzdintuvėje vištieną, pasišildysiu šitų ryžių jau gatavų, tai tik tai 2 minutės įdėsiu į mikrobangų krosnelę. Pasidarysiu salotų, dar pomidoriukų pasimsiu ir bus greiti skanūs pietus. Ir papietausim ir važiuosim kažkur tai pasivaikščioti, nes labai geras oras, šiltas, smagu, tai nesinori namuose sėdėti.
mano šiandienos valgymas, vakarienė. Tai pasidariau tokį salotų dubenėlį, aisbergo salotos, agurkai, pomidorai, juodosios alyvuogės, virti kiaušiniai, lašiša, krienai ir moliūgų sėklos. Labai skani baltyminė vakarienė. Taigi žiūrim, kiek šiandieną suvartojau kalorijų. Tai suvartojau beveik 1600 kalorijų. Tai per mažai, trūksta dar 207 kalorijų iki mano kalorijų deficito. Mano kalorijų deficitas yra 1800 kalorijų per dieną. Tai šiek tiek dar trūksta. Dar galvojau po vakarienės kažką tai suvalgysiu, kažkokį tai skanuką. Bet jau nieko tikrai nesinorėjo, jau soti jaučiausi. Tai šiandienos mano valgymų tikrai užteko man, soti buvau, nesijaučiau alkana. Baltymų suvartojau 128 gramus, tai šiek tiek dar trūksta, bet nedaug. Riebalų 70 gramų, tai 10 gramų per daug. Angliavandenių 116 gramų, tai per mažai. Bet mano prioritetas yra pagrinde baltymai, kad pakankamai baltymų per dieną surinkčiau. Tai labai didelio dėmesio angliavandeniams ir riebalams neskiriu. Aišku, šiek tiek pastebiu, kiek suvartoju, bet nebūna taip, kad labai daug suvartočiau. Tai va, tai toks šiandieną mano kalorijų deficitas. Šiandien tokia ilga dienelė man atsikėlus nuo 4 ryto, bet daug ką pasidariau, daug ką nuveikiau. Bet jau jėgelių jau nėra, aš jau taip miego noriu, jau yra po 9, o mano mažyliukas dar nemiega, bet jau žiūriu, jau akeliais merkiasi, jau merkiasi. Jau man atrodo, tuoj užmigs. Adam? Adam? Jau eisime ruoštis miegoti, nes šiandien irgi nemiegoju pietų miegelių, kol parduotuvėje apsipirkinėjome, tai pasnaudė šiek tiek ir viskas. Tai šiaip tai atlaikė visą dieną, sakyčiau, gerai, taip anksti atsikėlęs. Ir aš gerai atlaikiau, bet aš jau esu jau pavargusi, iš tikrųjų jau mano akys net pavargusios. Jau noriu miegelio, jau akys jau merkėsi ir man abudu užmigsim ant sofos. Adam, jau mirksi. Jau turbūt reikės nešti į lovą. Tai va, mėlėjai, viskas, atsisveikinu. Eisime jau miegoti. Tai jeigu pažiūrėjote iki galo video, paspauskite patinka, pakomentuokite. Jeigu neprenumeruojate mano kanalo, būtinai užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte naujų mano vlogų. Ir sakau jau labanakt ir susimatysime rytoj.